Sveiki! Baigiantis kiekvieniems metams, vis galvodavau, kaip nustebinti save ar artimą, įsigyjant širdžiai mielą kalendorių, kuris ne tik džiugintų akį, tačiau ir būtų puikus pagalbininkas ateinantiems metams. Tai buvo gana sunki užduotis, tačiau kartą draugė patarė apsilankyti internetinėme puslapyje fotokalendoriai.lt. Grįžusi namo nusprendžiau atidžiau pasižvalgyti. Buvau maloniai nustebinta, kadangi kalendorių galiu susimaketuoti pati be papildomų įgūdžių. Galiu pasirinkti asmeninės nuotraukas, mėgstamiausias spalvas, taip pat reikalingiausias datas, netgi galiu pasirinkti mėnesių skaičių. Juk įprasti kalendoriai prasideda sausio, baigiasi gruodžiu. Čia galiu pasirinkti, kurio mėnesio mano kalendorius prasidės ir kurio baigsis. Todėl norėčiau su jumis pasidalinti savo nauju atradimu ir parodyti, kaip tai yra paprasta ir prieinama kiekvienam. Apsilankę puslapyje fotokalendoriai.lt, pirmiausia atsirita prisijungti. Prisijungę turite įsirinkti norimą kalendorių. Šiuo atveju renkamės mini kalendorių. Spaudžiame sukurti kalendorių ir užpildome pagrindinės kalendoriaus pareigas. Įvedame kalendoriaus pavadinimą. Pasirenkame kalbą, nustatome, kada mūsų kalendorius prasidės, pasirenkame, ar norime matyti šventes ar ne, spaudžiame toliau. Susikuriame priekinį viršelį pasirinkę vieną iš keletų šablonų. Spaudžiame 2 kartus, įkeliame norimą nuotrauką, parašome tekstą, pasirenkame šriftą, dydį, įgelbinimą, išsaugoti. Sekantis žingsnis – maketuojame mėnesius. Paspaudę 2 kartus, pridedame paveikslėlį. Spaudžiame saugoti. Kairėje pusėje matote parinktis, jas galite naudoti. Puslapio fonas. Parenkate puslapio foną, norime spalvą. Spaudžiate išsaugoti. Taip pat galite pažymėti dieną. Uždėti printūrį ir parinkti fono spalvą. Visą tai atliekate su visais 12 mėnesių. Baigę savo kalendorių, galite jį dėti krepšelį. Savo pirkinį matote krepšelyje kairėje pusėje. Spaudžiame 2 kartus ant pirkinių krepšelio, užpildome paskutinę užsakymo dalį. Jei mokate kuponą, įvedate kupono numerį. Pasirenkate pristatymo būdą, duomenų atnaujinimas, jeigu reikia, įrašote komentarą. Spaudžiame patekti, patikriname, ar viskas gerai, patvirtiname užsakymą. Užsakymo gale matote užsakymo numerį, kurį reikia turėti atsiimant kalendorių. Taip, nepamirškite, jei nebaigėte kalendoriaus, jį galite baigti bet kurią kitą dieną. Kalendorius niekur nedingsta. Ačiū, kad naudojotės fotokalendoriai.lt.